Darbo rinka mūsų specialybei tai yra plati, elektronikai gali dirbti iš tiesų labai plačiame spektre. Šiuo metu esu trečiakursis ir jau dirbu su saulės elektrinėm vienoje didelėje kompanijoje. Studijų metu mes pagrindė dirbam su programinė įranga, bandome projektuoti plokštės, suprasti, kaip jos apskritai veikia ir galbūt visą tai sudėti į šiek tiek didesnį produktą, tai ten, tarkim, išmanius akinius ar kokį išmanų laikrodį, įtraukia ir elektroniką, ir 3D modeliavimą, ir apskritai kitokius inžinerinius sprendimus, tai tenka bendrauti ir su kitokiais inžinieriais, o pačiose studijose mes tiesiog giliname žinias, kad geriau suprastume visą šitą procesą, kaip jisai vyksta ir kaip yra kuriami tokie produktai. Pagrindinės mūsų specialybės bruožas yra tas, kad mes atliekame daug pokyčių. Vienas iš jų yra tai, kad pastoviai, tarkim, jūsų telefonas vis atsinaujina, ar ne? Yra naujesnė versija, vėl naujesnė. Su kiekvienais metais technologijos tik bėga pirmyn, o tai būtent ir yra elektronikų darbas. Mes tobuliname elektroniką, kad jinai būtų kuo naudingesnė, kuo geresnė ir apskritai pravertesnė žmogui. Noriu paneigti mitą, kuris apibūdina mus tokius kaip ir nuobodžiais ir galbūt visą dieną praleidžiančiais prie kompiuterio. Tai iš tiesų čia yra gan retas atvejis, nes mūsų aplinkoje žmonės yra visiškai kitokie. Šios studijos tikrai prisidėjo ir prie mano asmeninio savęs pažinimo. Atradau būtent tai, kas man yra įdomu. Tai leido labiau atrasti savo galimybės ir supratau, kad iš tiesų galiu pasiekti daugiau nei kad man kažkada atrodė.